Šiandien siūlau padirbėti su tam tikrom veiklom, procesais, kurie arba daiktais, kurie jūs labai sekina. A, Ką aš turiu omeny? Pavyzdžiui, jūs dirbate kažkokį darbą, kuris kaip ir neturėtų jūs sekinti, dirbat, taip kaip ir kiti darbuotojai, kiti žmonės. Tačiau einant į tą darbą, jūs be galo pavargstat. Jūs grįžtat be jėgų, be energijos. Ir arba, pavyzdžiui, jeigu toks darbinis procesas kaip namų tvarkymas jūs be galo sekina. Tiesiog nekyla rankos, nes žinot, kad tiesiog be galo būsite išsukti, kas normoje neturėtų būti normalu. Tai reiškia, kad šitame procese yra kažkas dar papildomai, kas be galo daug reikalauja jūsų energijos ir labai jūs išsiurbia. Arba, pavyzdžiui, rūpinimasis vaikais irgi. Būna žmonių, kuriems tas užsiėmimas visiškai nepriimtinas, nes jis labai, labai išsekina. Labai daug energijos tam išeikvojama. Tokius, pagalvokite dabar, kas būtent jūsų gyvenime galėtų taip jūs be galo sekinti. Ir mes pabandysime iš šito proceso ištraukti tai, kas iš tikrųjų jūs sekina. Nes labai svarbu suprasti, kad niekada tokio išsekimo atvejai nėra tiesiogiai susiję su ta veikla, apie kurią eina kalba. Pavyzdžiui, darbas arba kažkoks šeimyninis procesas, rūpinimasis vaikais, indų plovimas ar dar kažkas. Tai reiškia, kad kažkur jūsų pasąmonės tamsiuke yra kažkas, kas nori būti išgirsta ir pripažinta. O jūsų ta vidinė gynybinė apsauginė siena, jinai neleidžia jums būti traumuotiems ir tiesiog bando kažkokiu būdu jums sulaikyti to tamsiuko turinį. Tačiau jeigu jau jaučiate tą išsekimą, tai reiškia, kad jūsų ta vidinė gynybinė siena nesusitvarko. Taigi, pabandom atlikti tokį pratimą. Įsivaizduokite, kad čia esate jūs. O čia yra ta veikla, kuri jūs sekina. Būtent šita veikla, apie kurią jūs pagalvokit, konkrečiai jums, kas jūs sekina. Įsijauskite ją ir tada mes statom šitos veiklos tokią figūrą. Ir dabar neatitraukiant akių nuo šitos figūros, žiūrėkite tiesiai į ją, ir po truputėlį traukite iš šitos veiklos, šešėlį. Kas iš tikrųjų jūs sekina. Ištraukiame, labai svarbu neatitraukti akių, suktis taip, kad matyti ją. Dabar po šito veiksmo jūs turite matyti tą veiklą ir neprarasti to akių kontakto su šituo šešėliu, kuris slėpėsi už šitos veiklos. Dabar padarykim šitaip. Jūs dabar žiūrėkite į šitą veiklą
O toliau į šitą šešėlį. Ir sakykite savo, garsiai galite sakyti, čia mano veikla. Pavyzdžiui, darbas. Čia mano darbas. O čia šitas dalykas. Čia va šita šešėlinė figūra. Vėl čia mano darbas. O čia šitas dalykas. Šita figūra. Čia mano darbas. Čia darbas. O čia yra tai, kas už to slėpsi. Čia darbas. O čia kas už to buvo, kas už to stovėjo. Ir šito pratimo esmė atskirti tą prilipusi šešėlį prie šitos veiklos. Veikla yra nieko dėta. Čia yra kažkokia figūra, kažkoks daiktas, kažkoks procesas, kuris slėpėsi už šitos figūros darbo. Ir būtent jis be galo jūs sekino. Ir norėjo atkreipti į save dėmesį iš jūsų to tamsiuko, pasąmonės tamsiuko. Dabar labai svarbu padaryti tą pratimuką, kad čia darbas, o čia mano veikla. Čia ta figūra, kuris slėpėsi už to darbo. Atskirti juos vieną nuo kito. Ir kai jūs jau supratote, kad aha, čia iš tikro, mums nebūtina suprasti, kas tai būtent. Šito pratimo tikslas nėra suprasti, kas tai iš tikrųjų. Mums svarbu atskirti tą energetiką šitos figūros nuo jūsų veiklos. Ir kada jūs jau atskyrėt, kartais tam beje prireikia ne vieno ir ne dviejų kartų pasakyti, kad čia darbas, o čia šita šešėlinė figūra. Kartais reikia pasakyti ir 10, ir 20 kartų, o kažkam ir dar daugiau. Bet kai jūs jau pajausit, kad atskyrėte ir kad tas, kas lėpėsi iš tikro, išjudėjo čia, atlipo ir jau yra šitoj vietoj, šitoj figūroj, svarbu pasakyti šitai figūrai žodį taip. Taip, aš matau tave. Arba tai gali būti bet koks kitas žodis, pavyzdžiui, aha, okei, čia tu nedarbas pasirodo, o čia tu. Taip, aš matau tave. Čia tu. Ir pabūkite šitam jausme kurį laiką. Toliau, jeigu norite šiek tiek dar labiau pasistumėti ir turite tam energetinių resursų, toks šio pratimo tęsinys pažengusiems, galite padaryti šitokį judesį energetinį. Pabandykite pažiūrėti į šitą figūrą ir pabandykite nustatyti, pavyzdžiui, jeigu šita figūra prisitrauks prie jūsų, ar jūs turėsite daugiau energijos, daugiau resursų, daugiau gyvenimo, ar ne. Arba, pavyzdžiui, tam, kad turėti daugiau gyvybinės tos energijos, daugiau gyvenimo, daugiau energijos, reikia, kad šita figūra pasitrauktų. Pabandykite tai nustatyti. Žinoma, reikia turėti tokį suvokimą ir supratimą, kas yra jums ta energija ir gyvenimas. Bet jeigu jūs suprantate tai savęs viduje, jūs galėsite įvykdyti šį pratimą
pabandykite dabar taip pat pasverti, ar šita figūra, jeigu ir jinai prisitrauks prie jūsų arčiau, ar jinai jums suteiks daugiau energijos gyvenimu, ar tam, kad gauti tą energiją ir daugiau gyvenimo, reikia, kad figūra pasitrauktų nuo jūsų. Prašau dabar pasidėkite ir pavertinkite, ar kas iš tikro tarp jūsų vyksta. Ir toliau, jeigu jūs vertinę supratote, kad jums reikia, kad šita figūra prie jūsų prisiartintų ir prisitrauktų, reikia tiesiog pasakyti šitai figūrai: sugrįžk, aš čia, ateik, aš tave paimu. Ir taip maksimaliai ją apgaubkite ir priglauskite. Tu mano, sugrįžk. O jeigu įvertinot, kad figūra turi kaip tik nuo jūsų pasitraukti, reikia pasakyti jai: čia tavo, čia tavo, čia tavo. Aš čia, o tu ten. Ir viskas. Ir jeigu jūs atlikote šitą pratimą teisingai, įdėjote į tai savo dėmesį, jums turi ženkliai palengvėti reikalai, kas liečia šitą jūsų veiklą. Ir šitaip jūs galite ištraukti šitos šešėlius. Šitos šešėlius jūs galite ištraukti iš bet kokios tokios jūs be galo sekinančios veiklos. To nereikia daryti su žmonėmis. Su žmonėmis darbas šiek tiek kitaip vyksta. Bet kalbant apie tas tokias sekinančias veiklas, kurios normoje neturėtų jų sekinti, kurios turi tekėti gan taip tolygiai ir toks turi būti lygiavertiškumas. Jeigu to nėra, tai reikia pamėginti atlikti šitą pratimą. Linkiu jums sėkmės ir jeigu bus kažkokių klausimų, laukiu jų komentaruose. Iki.